Ketvirtasis Bluey sezonas sujudino visą gerbėjų bendruomenę, o pagrindinė priežastis – viena scena iš trečiojo sezono finalo serijos pavadinimu Surprise. Jode matome ateities vaizdą, kuriame suaugusi Bluey grįžta namo aplankyti šeimos. Labas, mam. Kai suskamba durų skambutis, vyresnis banditas atidaro duris, o už jų slepiasi mažas šuniukas, laikantis kamoliukų šaudyklę, lygiai taip pat kaip vaikystėje darydavo Bluey'is. Tas vienas momentas visą Blueyo gerbėjų bendruomenę privertė visiškai išprotėti. Ir šiandien mes aptarsime viską, ką žinome apie Blueyo dukrą, kas ji yra, kas galėtų būti jos tėvas ir kaip atrodo jos ateitis. Pradėkime nuo to, kas iš tikrųjų buvo patvirtinta. Bliudžio kūrėjas Joe Bramas pasirodė tinklalaidėje ir tiesiogiai pakomentavo paslaptingą šuniuką. Jis sakė, kad žvelgdamas atgal tikriausiai turėjo padaryti šuniuką labiau panašų į mažąją Blueyo versiją, kad iš karto būtų aišku, jog ji yra Blueyo dukra, nes kai kurie žiūrovai liko sutrikę. Tačiau čia yra svarbiausia detalė. Bramas šuniuką pavadino ja, o ne juo. Ja. Tas vienas žodis oficialiai patvirtino, kad Bluey'is turi dukrą, o ne sūnų. Ir tai iš karto paneigė visas teorijas, kad šuniukas buvo Bingo vaikas arba priklausė kažkam kitam. O dabar prasideda tikrai įdomus dalykai. Gerbėjai šiam šuniukui suteikė vardą Indiga ir tiesą sakant jis puikiai tinka. Indiga atspindi išskirtinę jos kailio spalvą, gilią mėlynos ir violetinės atspalvių kombinaciją. Tai atitinka Hillerių šeimos tradiciją rinkti vardus pagal išvaizdą. Bluey yra mėlyna. Bingo turi dėmeles kaip Bingo kortelė. Ir dabar Indiga tęsia tą pačią logiką. Vienas gerbėjas gražiai pastebėjo, kad šiame varde taip pat yra žodis Go pabaigoje, kas tyliai primena Bingo. Jos pilnas gerbėjų vardas yra Indiga kiaulpienė, o kiaulpienė nurodo į pūkuotą jos nulėpusios ausies išvaizdą. Tai nėra oficialus vardas patvirtintas serialo, tačiau gerbėjai jį taip priėmė, kad jis tapo savarankišku reiškiniu. Dabar pereikime prie didžiausio klausimo susijusio su šiuo atskleidimu. Kas yra Indigos tėvas? Bet prieš pradėdami nagrinėti kandidatus, grįžkime prie pačios Surprise serijos, nes toje scenoje yra detalių, kurių dauguma žmonių visiškai nepastebėjo. Kai suaugusi Bluey aplanko banditą ir čili jų šeimos namuose, tuose pačiuose namuose, kuriuos jie beveik pardavė The Sign serijoje, banditas atidaro duris ir nieko nemato. Bet tada jis išgirsta garsą. Labai specifinį garsą. Tai kamoliukų šaudyklės garsas. Banditas jau yra buvęs tokioje situacijoje. Jis pažvelgia žemyn ir pamato mažą šuniuką, besislepiantį už durų, pasiruošusi medžioti savo senelį, lygiai taip kaip Bluey medžiodavo jį, kai buvo maža. Jei padėtumėte šias dvi scenas viena šalia kitos, jaunąją Bluey, naudojančią durų skambutį, kad priviliotų banditą į spąstus, ir dabar šį šuniuką darantį tą patį, jos beveik identiškos. Vieninteliai skirtumai yra tie, kad banditas dabar vyresnis, o tas, kuris su kostiumu, jau nebe Bluey. Tai buvo visiškai tyčinis sprendimas. Dabar tėvas. Du pagrindiniai kandidatai yra Žanas Liukas ir Mackenzie. Ir Joe Brumas, kaip jau minėjome, tyčia sukūrė Indigo kaip abiejų bruožų mišinį po lygiai, kad visi spėliotų. Bet pažiūrėkime į tikruosius įrodymus. Pradėkime nuo Žano Liuko. Jis yra prancūziškai kalbantis labradoras, kurį Bluey sutiko stovyklavimo serijoje, o jų susitikimas jau būnant vyresniems buvo tikrai mielas, uodegos vizgėjo. Akivaizdu, kad jie buvo laimingi vėl susitikę po daugelio metų, bet štai kur problema. Žana Liukas gyvena Kanadoje. Bluey gyvena Australijoje. Ir mes žinome iš The Sign serijos, kad visa Hillerio šeima net negalėjo išdrįsti palikti savo gatvės, jau nekalbant apie savo šalį. Be to, nors Žanas Liukas ir Indigo turi panašius violetinius kailio atspalvius, kitų fizinių panašumų beveik nėra. Uodega, snukis, ausis. Ne vienas iš jų aiškiai nerodo, kad tai Žanas Liukas. Dabar pakalbėkime apie Mackenzie ir čia viskas tampa tikrai įdomu. Jei pažiūrėsite į Mackenzie kaip į jauną šuniuką kosmoso serijoje ir palyginsite jį su Indigo, panašumų sunku nepastebėti. Abu jie turi pūkuotus žandus. Abu jie turi vieną ausį pakeltą, o kitą nuleistą. Indigo snukutis daug labiau panašus į Mackenzie nei į Blue, o jų uodegos labai panašios, abi pūkuotos, ypač galiukai. Tačiau fiziniai įrodymai tik dalis visko, nes serialas jau labai seniai tyliai kuria Blue ir Mackenzie santykius. Epizode Vaisinis šikšnosparnis, kuris yra tik 8 visame seriale, Mackenzie pasirodo Blue sapne. Tuo metu jis yra vienintelis ne šeimos narys, kuris ten pasirodo. O epizode Barkio valtelės Blue ir Mackenzie pasako visiškai tą pačią frazę tuo pačiu metu. Vintonas iš karto pajuokauja, kad jie susituoks. Abu dėl to pasiskundžia. Juk jiems tik 6 metai. Bet tada įsikiša Kalipso. Ir nors ji techniškai aiškina vyresnio vaiko kapitono ir Mijos santykius, tai, ką jis sako, lygiai taip pat tinka ir Bluey bei Mackenziejui.
Jausmai, kurie tyliai augo ir kurių nebegalima sulaikyti. Toje serijos pabaigoje du maži laiveliai dreifuoja vienas link kito ir susiliečia. Bluey, niekas nevyksta atsitiktinai. Tas momentas atrodė kaip pranašystė. O Indiga, pasislėpusi už tų durų su kamuoliukų šaudyklėle, gali būti įrodymas, kad pranašystė išsipildė. Joe Bramas niekada iki galo nepatvirtino, kad Mackenzie yra tėvas. Visada yra galimybė, kad Indigos tėtis yra kažkas, kurio mes dar net nesame sutikę. Kažkas, kas atsiras Mėlynuko gyvenime būsimame epizode. Tačiau remiantis viskuo, fizinėmis savybėmis, nulėpusią ausimi ir metais tyliai besikaupusiais santykiais tarp Bluey ir Mackenzie, įrodymai labiausiai rodo vieną kryptį. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip iš tikrųjų atrodo Indigo, nes jos išvaizda yra viena kruopščiausiai apgalvotų visame seriale. Ji yra šuniukas su įvairiais mėlynos spalvos kailio atspalviais, tamsesnė dėmė ant dešinės ausies, rusvomis ausų vidinėmis dalimis ir šiek tiek šviesesniu snukučiu. Tačiau tai, kas jos išvaizdą daro tikrai ypatinga, yra tai, kiek daug Heeler šeimos narių bruožų galima pastebėti jos veide, jei įsižiūrėsite pakankamai atidžiai. Jos nosis panašiai į Trixie, Muffin ir Socks. Jos įstrižas snukutis yra toks pat kaip Brandy ir Bingo. Ji turi Brandy plaukų sruogas, Redley žymes ir Bob baltus atspalvius. O ta sulenkta ausis, vienintelė detalė, kuri vis iškyla diskusijose apie tėvą, yra tokia pati kaip Stripe. Kai visą tai sudedi, Indigo iš esmės yra tarsi visa šeima viename. Kiekviena Heelerų šeimos medžio šaka paliko kažką jos išvaizdoje. Tačiau labiausiai ji panaši į Anna Chris. Indigo spalvų gama jungia jas per kartas taip, kad atrodo labai apgalvotai. Ir dar daugiau, jos purpurinės dėmės ir geltonos ausų vidinės dalys vėl primena pačią Bluey. Ji yra savo mamos dukra. Tačiau ji su savimi nešiojasi visą šeimą. Dabar pakalbėkime apie tai, kokia Indigo galėtų būti kaip personažas. Ir sakome, galėtų būti, nes išskyrus tą vieną trumpą sceną, mes niekada nematėme jos bendraujančios su kuo nors. Tačiau ta viena scena pasako daugiau nei galėtumėte pagalvoti. Faktas, kad jis slepiasi už durų su kamuoliukų šaudyklėle, naudodama tą patį triuką, kurį Bluey naudojo prieš Bandit prieš keletą metų, rodo, kad Indigo paveldėjo iš mamos žaismingą ir išdykusią pusę. Ji tiesiog nestovi ten laukdama, kol bus pristatyta. Ji medžioja savo senelį. 6 metų Bluey darė lygiai tą patį. Taigi iš karto galime spėti, kad Indiga yra energinga, kūrybinga ir mėgsta smagiai pažaisti, kaip ir jos mama. Bet čia prasideda įdomioji dalis. Jei Mackenzie tikrai yra jos tėvas, tada Indiga taip pat turėtų jo ramų ir atsipalaidavusi Bengals, būdą, kuris subalansuotų Bluey'ės chaotišką energiją, o tai iš tikrųjų padarytų ją labai įdomiu personažu. Kažkas, kas moka planuoti ir būti kantrus kaip Mackenzie, bet taip pat tiksliai žino, kada surengti netikėtą ataką su kamuoliukų šaudyklėmis kaip Bluey. Štai teorija, apie kurią verta pagalvoti. Brumas užsiminė apie galimybę ateities sezonuose personažus parodyti vyresnius, sakydamas, kad būtų kažkas labai mielo pristatyti naujus jaunesnius veikėjus, kai Bluey ir Bingo būtų vyresni. Ir jei taip nutiktų, viskas galėtų tapti labai įdomu. Įsivaizduokite paauglę Bluey, kuri mokosi vidurinėje mokykloje, kuria naujas draugystes ir susiduria su visais sudėtingais jausmais, kurie lydi augimą. Jos kūrybiškumas vystytųsi, o draugystės taptų dar gilesnės. Ir kažkur pakeliui, jei Mackenzie tikrai yra Indigo tėvas, tarp jų kažkas pasikeistų. Du vaikai, kurie tik sukiojo akis, kai Vintonas sakė, kad jie vieną dieną susituoks, galiausiai atsiduria kartu. Sezonas apie paauglę Bluey galėtų būti tas, kuriame pradėtume matyti, kaip tai vystosi. Ir tai paverstų tą mažą šuniuką už durų tuo, prie ko serialas visą laiką tyliai vedė.